Zdravo, Hebra. Štai atėjo antra dalis apie CLS istoriją. Bet dabar mes aprodysim ne tik CLS. Biškai užveriam košės. Sniegas nutirpo. Sniegas nutirpo, todėl teko šiandien pjauti žolę, kad galėtume prieiti iki kito CLS, kurį tai matys. Taip, susirinko truputį kompanijos ir kameramenas. Damianas iš pirmos ralio dalies atvažiavo padėti. Tai ardom baltą CLS, rytoj atvažiuoja išpjauna galinį langą jame ir taip pat jodame. Išpjaus galinį langą, jau galėsim prieiti prie ketvirčio iš vidaus. Kažką tampysim. Erikas sakė, nori su tralu patampyti labai. Aš būčiau linkęs ant stendą, bet kadangi stendas kainuoja, todėl mes tampysim tralu trūk. Vilniui mersų stendų nėra, arba yra už kosmosą, tai mes Žiauriai patys. Taupom papis. Gerai. Tai, neskubom, jam refokusuoja kamerą. Tai ką, parodom tą elektriką, tai gerą. Jo. Apie šitos papasakosim vėliau. Čia Maris, mūsų kvalifikuotas elektrikas. Beveik. Jeigu reikia čia panuoti mašinų, prašykit. Jo, su namų laidais. Kontaktai apačioje. Jo. Ta pati patalpoje, kur pirma dalis apie CLS buvo. Biškai pasikeitė patalpa. Ant durų dar nėra gėlyčių gaila, bet jau kažkas šviečia. Jau yra apšvietimo, ne iki galo veikia, todėl čia yra Maris. Gerai, kol šviesą einam juodą parodyti, kaip vyksta ten darbai. Jeigu matyt. Šiaip dar turėtum. Nu... Originalus ratas. Mano veidas, kai man technikinės nepraleido su šitą mašiną kokius 5 kartus. Honda Civic fanai, mes su jumis. Ir jinai veikia. O, blemba, aš net nespėjau pažiūrėti, o jau pusę mašinas iššalė. Labai greit vyksta. Yra tas pats CLS, ant kurio stogo lipau ir Erikas filmavo mane. Kadangi čia yra galinės durys gyvos, priekinių durų jau nėra, bet jos taipogi gyvos. Gyvas galinis ketvirtis, ko negalim pasakyti apie baltą. Čia išlengsime šitą? Aš tik dabar pažiūrėjau, čia kas tai padarė. Čia galimai girtas kaimynas ir vėl siautėjo paskui. Gal nežinau. Antra diena prie bananų darbų. Fone matėte, kaip Erikas nuėmė paskutinius elementus prieš bandymus pjaustyti. Jau žinau tas nuomonės, kad reikia visą kėbulą išsiardyti, viską tvarkingai, viską nuogai padaryti ir tada tik pjaustyti. Bet yra toks puikus priedas kaip antklodė, tam, kad galėtume bent jau atsipjauti dalį skardos išorinės ir matyti, kas darosi po ją. Nes kol kas, kaip matot, čia nežinau, galiu ateiti. Problemėlė yra tame, kad gavus ne tik išorinę skardą, tačiau nuėjus ir vidinę geometriją, kas matoma šitoje vietoje. Čia yra tai, ką bandysim atitampyti. Apačioj nėra nuėjus geometrija, jinai nuėjus tik tai galinėje vietoje. Todėl dabar bandysim išorinę skardą nupjauti, pažiūrėti, kas darosi po ją. Apsiverkt, nusivalyti ašaras ir toliau tęst darbus. Tai esu profesionalus skardos pjaustytojas. Pirmą kartą darysiu tai. Tai kažką bandysim įrodyti. Aš net nežinau, nuo ko pradėti realiai. Nuo viršaus. Nuo viršaus. Ne, aš tai manau pradžiai pradėti nuo baisiausios vietos. Čia atsidengsim ir žiūrėsim, toliau darysiu. Okay. Jo, gerai paraityti. Labai neblogai. Labai faina, nes susipjaustyt ranką. Šitas kartą visą. Tai čia matote pasiekmes to, kai maisto išvežiotojas su paspirtuku atsitrenkė į CLS galinį ketvirtį.
Išvežiotojas svėrė apie 2,5-3 tonos. Greičiausiai buvo dar ir pasikrovęs maisto tam, kam vežė. Kilsim toliau, žiūrėsim, kas toliau, bet man atrodo baisiausia vieta bus štai čia ir prie apatinio slenksčio. Žodžiu, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Buvo išpjautos labiausiai pažeistos vietos, tiksliau išorinė skarda labiausiai pažeistų vietų. Pamatėm, ant kiek situacija linksma, kad čia tikrai reiktų profesionalaus kėbulininko, bet mes esam profesionalūs naujokai šitai vietai. Pridėtas yra nuo juodo CLS sveikas slengstis plasmasinis. Pagal jį, matote, trūksta truputį. Tai tą truputį bandysim kompensuoti su, nežinau, traukiant su tralu. Gal ne su tralu, gal stendą rasim kišeniai kažkur. Tai gal kažkas parašys, kad nori padėti mum ir ant stendą jį atitampyti. Bet greičiausiai viską atitampysim greitų metų. Tada reikės iš juodo CLS-o išsipjauti išorinę skardą. Daug maž nuo vidurio šitos stoikės. Ir nuo viršutinės dalies visos ketvirtis. Prisidėjus tą skardą matysime, ko trūksta tam, kad jinai galėtų jau būti privirinta prie šitos briaunos, kurį žaidžia ant to, kad durys standžiai ir sandariai užsidarytų. Taip pat buvome pridėję nuo juodo CLS duris. Tai pridėjus duris praktiškai viskas tinka. Didžiausia problema yra tame, kad šitoj vietoj surūkta ir pradingai. Todėl vidinės kėbulo geometrijos daug tampyti nereikės. Žodžiu, didžiausia bėda bus čia. 1 million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Štai pavasaris atėjo, o CLS dar nepajudėjo. Tai kraunam ant ralo, vežam pas kėbulistus, atitampo. Vežam tą juodą dar donorą, vežam pas kėbulistus, supjausto, atitampo, suklijuoja. Mes tada parsigabenam jį atgal, dažom ir varom toliau į trasą su kitais projektais. Tai gerai, dabar garažas uždarytas. Nice, važiuoju dabar pas Eriką pasiimt raktų. Bet jo, žodžiu, kėbuliniai darbai vyksta su CLS-u, pagaliau iki to priėjom. Gavom labai didelių, švelniai tariant, velnių už tai, kad sugalvojom patys pasipjaustyti, nes mes profesionalūs naujokai. Ir buvo idėja, Erika idėja su tralo gervę traukt. Tai žodžiu, į kitas idėjas nedaėjom. Manau, į gėrį, nes kėbulo remontininkas davė velnių, kaip sakiau. Bet progresas yra. Keistas ketvirtis, iš juodo donoro viską išpjaustė, viskas pagal suvirinimo taškus. Sakė, buvo tikrai darbo daugiau negu atrodė prieš tai. Bus ištraukų, kai mes prieš tai ką filmavom, galvojom, kas vyksta, bet realiai viskas daug žiauriau gavos. Čia gali, manau, parodyti, kokius sprendimus priiminėjo tam, kad gautųsi išstumt šitą stoikę. Per čia netgi suraityta sakė, kas yra jau ganėtinai rimta, galimai, kad ant stogo atsiras dabė, kurią reikės vėliau išmasažuoti. Bet šiaip CLS-as
beveik mūsų. Žodžia. Aiškiai grįžėti stabdžiai. 5-5 variklis. Ni bita, ni krašina. Žodžiu. Kas kapustenka nesimato. Kino? Kapustenka nesimato, kad čia. Įraštas slaptas. NOS balionas. Ne, nelabai. Aš žemą ūgio, tai nelabai, žinai, kamerą aukštai keliu. Taigi, gauta velnių, darbai vyksta. Manau, ką bent jau žadėjo, kad greitų metų bus padarytas. Realiai savaitę nepraėjo jau tiek darbo atlikta, ką aš per 3 mėnesius nesugebėjau padaryti, ar stipriai. Tai labai džiugu matyti jau tokį vaizdą. Ir kipsim su Eriku į darbus, kai jau pasiimsim šitą žvėriuką. O pasiimsim mes jį po kelių dienų. Ir tada jau laukia jau kebuliniai darbai labiau iš mūsų pusės, kas bus lyginimas, paruošimas dažymui ir dažymas. Aišku, dar reikės įklijuoti langą, sutvarkyti štorkę, nes jinai nusprendė neatsidarinėti, kai mes ardėm Mersą. Taipogi nudažyti abi durys, slengsti. Ir tada jau iš Eriko pusės bus kompresijos tikrinimai, čekų šalinimai, airbagai. Naujus airbagus dėsim, aišku, ne? Šitų negalima atstatyti? Jo, nu šitus atgal sukyšim. Tai jų nėra, tik nėra kad atstatinėtų. Nešovė. Sėdynės šovė, ką Mersai mėgsta. Tai atgal atstatysim sėdynės, tiksliau nupirksim naujus pogalvius iš Mercedeso salono, kad galėtume saugiai važinėti. Ir viskas bus tvarkai. Tai kol kas tiek spėju, šalam prie važiavimo. Nu, šikna keipės. Ne, blėt. Dar. Įdarbis ant Volkswagen iš viso, kad niekas nesigilė. Nes dabar tai kiek tu čia padarai, tai atrodo... Patys būtų milijonio. Skau, tai fignia čia yra, Erikai, davai biškį čia atpjausim, atlupsim ir padarysim. Ne. Daugiau nekalbėsim, aš rimtai. Ne, tai jūs, blėt, tiesiog, o kitą kartą, va, turėjo donorų, pamatuokit, jeigu daugiau ten negu, blėt, kokio pusantro como nuėję, pavyzdžiui, kažkurie taškai, tai, nu, patys netitims. Pusantro como. Nu, čia maksimum, blėt, aš nežinau, iš tikrųjų, nes prieš tai dirbau, aš taip, nu, iš vis beskendu, kai mokiausi. Nu, šiaip viskas įmanoma. Ne, mes buvom prie atralo lygio atkasdėsim ir, žinai, tampysim kažkaip. Maksimalizmas. Pavakytum, kai, blėt. Tai kaip gal tą nufilmuot dariau. Vairuotas dar nufilmuos. Pasilinksmyn. Jo, viską iš arti mašiną susimeta. Ne, bet čia nuo tavo, nuo mašinos. Čia nuo geros. Nuo baltos, jo. A, nu, okei, tada reikės tik tai Aišku, posparnis, ne nuo balto. Nu, vienas, bet jisai cielas, taigi, žinai. Padėjau kaip pat. Mesim tavo į Opelį ir viskas ten tos visos detalės, kad neišpūstų. O šeštadienį priduosim gal į metalą. Šeštadienį jeigu dirba. Nes dirba iki Tu norėjai važiuoklę radyti? Jo. Čia ardysit. Edvinas pasiims pasigalę muša kardanas, dar kažkas. Kardaną? Nu, tipo. Čia kardaną. Palauk. Ne. Yra. Aš už jį už to kardaną laimėjau tą mašiną. Kažkas lygiai Dar čia. gražiai išmaukas visą. Dar dėžė turi. Ai, nu, bet tai viskas balansuot, tai reikės. Tai tolkas Ai, iš to kardaną. Nu. Jis jau sa. Čia jau Edvino problema. Tai aš žinok, šiandien užvarom ant ralo ir aš to paliksiu jį. Kad, nu, tiesiog netampysiu, kad pas mane vižėlėsi pamatys pusę CLS, sakys, what the fuck. Tai Paliksim pas tave ir išardysim tada važiuoklę prie progos. Vis tiek jau greitai išleistuvės iš darbo. Galėsim daugiau padirbėti garažuose. Bones, the Juice Man.